Sveiki sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausiu vardu. Ir šį kartą sugrįžtu su dar vienu kolekcijos papildymu. Tik šį kartą tęsiu ankstesnį vaizdo įrašą, tiksliau gyvą transliaciją, kurioje parodžiau iš GameFound kampanijos atvykusius Robinson Crusoe produktus. Tai dabar bus antra dalis. Aišku, visai nemažai laiko praėjo nuo to video, bet situacija jau yra aiški su pačiu kampeinu. Tai trumpai galiu tokį mini update padaryti, kad nepavyko jiems atsiųsti visko pagal mūsų bendrą pledžą. Negavome Sandropo, negavome Monkey veikėjo nei vieno. Labai daug nesusipratimų buvo tiek su komunikacija, tiek su pinigų grąžinimu ir taip toliau. Tai tokia tikrai keista situacija su būtent tokiu kampeinu. Man irgi tai buvo pirmas toks negatyvus experiences ir visiškai nėra aišku, kas bus su tuo žaidimu, ar kažkada grįž Sandropo versijos, ar bus žadėtas trečiasis expansionas žaidimui, ar Monkey grįž į prekybą, nes tai vis dar yra vienintelis dalykas, ko tikrai daugeliui žaidėjų trūksta, šimtais, net ten kelios dešimtis ar kažkas tokio. Gal šių metų negausiu kažkokius atsakymus, ką jie toliau darys su šituo žaidimu, ar su visais trūkumais. Kiek suprantu, jiem ir nelabai sekasi selinti šitą produktą, bet po truputį bent jau aš asmeniškai tikrai bandysiu vėl sugrąžinti šitą žaidimą į savo žaidimų eilę, kuriuos noriu išbandyti vėl iš naujo. Tai šią vasarą pradėsiu tos vadinamosios introductory scenarijus žaisti. Tai jeigu norite tai pamatyti, rašykite komentaruose po šito video. O dabar parodysiu likusį stuffą, kurio dar nerodžiau. Tai iš esmės tai bus viskas, ką galima įsigyti iš Robinson Crusoe. Man atrodo, nebent dar trūksta jo ten tų upgrade'intų resursų ir tos Monkey figūrėlės, o daugiau kaip ir viską turiu. Pradžiai parodysiu savo iš anksčiau turėtą papildymą, kurį nespėjau sužaisti. Tai toks kaip visiškai nauja istorija, kaip toks mini kampeinas ar kažkas tokio, Mystery Tales. Tai čia rulebookas, simboliai naujas ikonos, ekstra dalykai. Dar matau įmaučių pasilikęs kažkokių. Ja, matosi, kad buvo paruošta žaisti, bet taip jau ir nesužaidžiau. Tai va čia round summary. Čia naujų lokacijų tals ir taip toliau. Visiškai atskira istorija. Kiek pamenu, šitą yra ir sudėtingesnė negu bazinio žaidimo. Čia vat kažkokie tais bordai. Ir pagrindinis skirtumas, ką šitas papildymas keičia, tai reikia ant kauliukų lipdukų sudėti. Čia aš taip viską surūšiavęs, nes nelabai ką ir pamenu iš tikrųjų. Ai va, lipdukai dar yra, tai kas turėjo originalią versiją, tai tuos lipdukus reikėjo užklijuoti ant kauliukų, bet su buvusiu kampeinu buvo galima įsigyti va tokius daisus, kuriuos aš pasiėmiau. Tai čia jau tai pakeičia ir nereikia bazinio žaidimo daisų naudoti ir kai žaidi, gali žaidėti tokius, tai čia yra tikrai nice upgrade'as, malonus mediniai daisai. Tai va, iš karto galima įsidėti šitą dėžę, kurią reikės normaliai sutvarkyti, pasižiūrėti, kas čia tokio yra. Ir dar pasiėmiau promus Mystery Tales'ų, ko neturėjau iš anksčiau. Tai jau pažiūrėkim, kas yra čia. Dar kažkoks scenarijus, vienas, kitas, tai dar daugiau žaidimo. Ir va čia dar kažkokia nauja tokia, kas irgi tikrai buvo. Ir čia reikėjo lipdukai. Tai toks vokelis. Vat, nelabai įstelpa, čia jau mini problema. Beveik telpa, manau, pakankamai gerai. O kitoj pusėje, va taip ir kampeinas, standalone scenarijus ir va dar ką ekstra gavau, tai žodžiu. Ir svarbiausia, Joana Kilianka dirbo prie šito, tai jau iš karto Ignacio problemų nebus, kurios dažniausiai būna su jo žaidimais.
Nes jį darė introduktorių scenarijus, tiek šitą papildymą, kas yra tikrai gerai, nes jį daro tikrai gerus papildymus, gerus žaidimus. Tai va, toliau, kas iš tokių didesnių, pagaliau gavau Treasure Chest'ą, kurio anksčiau neturėjau. Tai čia visos smulkmenos buvo išleistos vienoj dėžėje, tai va kitoj pusėje visokie ekstra dalykai, visokie veikėjai, promo dalykai ir panašiau, ką buvo galima anksčiau įsigyti pavieniui, o dabar viskas vienoj dėžėje, tai labai gerai. Veikėjai. Jau matot, net iškrito. Ar čia trūksta kažko? Nes man jau kyla įtarimų. Taip, čia kortelės, maišeliai, kiekvienukai. Veikėjai lipdukai. Ne, viskas gerai, paskutinis irgi čia. Tai va, daug ekstra komponentų, laikraštis. Kažkoks labai panašus buvo ir Book of Adventures, tai gal čia tas pats, nežinau. Jo, scenarijai turėtų būti visi ir Book of Adventures. Taip, tai ką dar kortelės parodau. Veikėjų. Taip. Ir visokie eventai ir taip toliau. Šuniukas. Ir vat, kas dar man patinka, kai žaidimai inkludina tokias tuščias korteles, kur galima patiems susikurti kažką, kas tikrai yra good. Tai va, ir mažos kortelės. Tai va, toks papildymas. Dar žinau, kad Treasure Chest'as irgi turėjo savo promo packą. Va, ką reikės į dėžę įdėti. Tai va, čia yra kažkokie special weapon talsai, roof talsai, dar kažkas. Tokio, tai va, tikrai looks useful. Tai va, viskas iš Treasure Chest'o. Toliau, Sailor and Gamer, kuriuos matėm Treasure Chest'ą, turėjo savo figūrėlės, tai va čia jų boksas toks, ką buvo galima susikyti papildomai. Dar kas smagu, taip pat kaip Collector's Edition'e yra Triple Leaderboard. Čia visai cool insertas ir va čia miniatiūros, kuriuos tikrai rodo cool. Ja, nice. Sundropas. Ir kaip visada pažiūrėkime, kažkas yra apačioj. Nieko. Taip. Tik va klausimas, kur jas dėti, nes į bazinį žaidimą jas netelpa, tai greičiausiai reikės dėti į Treasure Chest'o boksą, nes vietos kaip ir užtenka. Tai va beveik jau visi ekstra dalykai. Ir ką matėte nuo pat pradžių, tai va šitas didžiulis playmetas irgi buvo vienas iš dalykų, ką galima buvo pasirinkti kampeinę. Cool playmetas, stitched karstai, tai dar turiu, man atrodo, 1 ar 2 laisvus, kas norėtų įsigyti. Taip pat jau ką domina GameFoundo Collector's Edition'o bazinis žaidimas irgi turiu. Ir taip pat Sailor and Gamer turiu, man atrodo, rinkinukus. Ir dar Mystery Tales su Expansion'u, kas liko, nes pirkau ekstra ir taip pat Adventure book'ų yra. Tai jeigu ką domina, rašykite man, galėsiu tikrai parduoti už tą pačią kainą, kokia buvo ir kampeinė su visais stretch goalais. Tai va tokia antra dalis. Tikiuosi vėl pamėgti šitą žaidimą iš naujo, nes visi tie negatyvūs dalykai iš kampeino tikrai atmušė tą norą žaisti, bet tikrai bandysiu vėl žaisti, nes tai tikrai yra vienas iš geriausių kooperatyvų ir geriausių, sakyčiau, solo žaidimų rinkoje. Sudėtingas, skausmingas, nes tikrai ne kiekvieną kartą laimėsime, nesvarbu žaistume dviese ar vienas pats žaisčiau prie žaidimą, kai sunku išgyventi negyvenamoj saloj. Ir aišku, dabar yra sudėtingesnių scenarijų ir taip toliau, tai tikrai žaidimas palengvėja iš tos pusės, kad lengviau išmokti, bet tikrai yra iššūkių nemažai šitam žaidime. Jeigu norite pamatyti mano nuotykius žaidžiant šitą žaidimą, rašykite komentaruose. Tai ačiū už jūsų dėmesį ir susitiksime kitose video. Iki!